noriu pabrėžti, kad tai atėjo ne šiaip kažkoks pagonis, tai atėjo iš Izraelio tautos tikintis į Dievą žmogus. Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus, jis epileptikas. Jį kankina baisus priepuoliai, kurių metu jis puola į ugnį ir vandenį. Čia ne šiaip savo parašyta, nes už kiekvienos ligos stovi demonas. Žinokit. Jis kankina. Jis verčia. Jis įtakoja žmonės bijoti ir viską iškraipyti. Nes jisai mesdavosi ir skandintis, ir susideginti. Aplinkiniai ką turėjo daryti? Aplinkiniai puoldavo jį gelbėti, traukti, apsaugoti. Kaip tėvas turėjo įstovėti ir toliau nepasipiktinti Dievu, matydamas, kas darosi su jo vaiku. Jis sako, aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jie negalėjo ją išgydyti. Tada Ješua atsakė, ir ne tik mokiniams, bet ir tam tėvui ir visi, kurie buvo aplinkui, Dievo tautai, kuri tikėjo ir sakėsi, kad jie Dievo tauta. Jis atsisuko į juos. Tai tiesioginis pasakymas ir šiandien mums, nes su tuo susidursite ir jūs, jisai sakė. Tie, kurie gyvensite po manęs, kurie sakysite, kad jūs krikščionys, kad jūs teisingai garbinat Dievą, pravoslavai, kad jūs katalikai, baptistai, dar kas nors. Jūs su tuo pačiu susidursite, jūs negeresni už Dievo tautą, kurių venose buvo žodis, įstatymas, tradicijas. Žiūrėkit, ką jis jiems sako, o iškrypusi ir neturinti tikėjimo tauta. Įsivaizduojat, Dievo tautai, kuris sakė, kad jie tiki, jis sako, jūs neturit jokio tikėjimo. Šiandien mes žinom, ateistas taip pat turi tikėjimą, nes jis tiki, kad nėra Dievo. Jis kažkom tiki. Čia antiek religingumas juos apgavo ir apakino, kad jau jie niekom netikėjo, nei velniu, nei Dievu, nei Moze, nei Dievo sūnum, kuris jisai buvo. Jis sako, neturinti jokio tikėjimo tauta. Ką šiandien daro YouTube'as, TikTok'as, Facebook'as, ką šiandien daro ši karta? Prie ko veda globalistai mus, kad žmogus nebeturėtų jokio tikėjimo? Jis sako, kiek dar reikės man su jumis būti? Kiek dar reikės man jūs kęsti? Bet nugali meilė. Atveskit jį man čia. Atveskit jį man čia. Žiūrėkit, Ješua uždraudė demonui ir tas išėjo iš berniuko ir jis tą pačią akimirką pasveiko. Tai mums parašyta, kad mes baigtumėm gelbėti ir gydyti žmonės. Daug aš pasimelsiu už tave. Ir meldžiasi, žinai. Bet koncentracija. Į ką tu koncentruoji? Ar tu tiki, kad dabar Dievas gali išgydyti arba Dievas gali negydyti? Jis moko mus, kai ateinat prie apsėsto žmogaus. Kada jūs ateinat, kada tavo apreikšta šventoji dvasia, žiūrėk, apsėstas žmogus, eik, sudraus tokį tai demoną. Jis pasakys, koks tai demonas? Epilepsijos demonas? Paleistuvystės demonas? Ar dar kažkokios tai infekcijos demonas? Negalvokit, kad demonai dideli, jie mažiukai. Viename žmoguje buvo legionas. Iki 7,000 būna legionas. Jisai įsakė demonui, todėl aš šiandien pasimokiau ir prašau, kai pamatysiu, prieini, prieš tai mums sakė, sagali Dieve, viešpatė, šventoji dvasia, kaip norit, kreipkitės, tai viena. Uždraustai danguje, aš einu uždrausti tam demonui, prieini. Ir nereikia prieš tą žmogų, tu pasakyt gali, tyliai. Draudžiu tau kankinti tą žmogų, nes tu neteisėtai jame gyveni. Tebūnie Dieve tau, valia, mano viešpatės Ješuos vardu, amen, ir nuėjai. Ir kas įvyks, tas įvyks. Įvyks tai, kaip Dievas numatė, ne kaip tu čia nori. Nesakau, daugelis eina gydyti, kad pasirodyti. Ir velnės tai žino, žinokit. Ir išgydo tam kartui. Bet paskui čia praeina vėl tas žmogus, tame pačiame sėdi. Likę vieni mokiniai prie Ješuos paklausė, matot, kokie buvo išdidus.
Ne prie visų pripažino, kad jie tokie be tikėjimo. Kai liko vieni, atėjo ir paklausė, dėl ko mes negalėjom jo išvaryti. Ješua jiems atsakė, jis nieko nebara čia, nieko ne... Ješua jiems atsakė, dėl to, kad pas jūs maža tikėjimo. Dėl to, kad jūs nepraėjot nei vieno proceso. Jumise nėra pasitikėjimo ir ištikimybės Dievui proceso. Taip, tai sakau jums aš. Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios sėklą. Garstyčios sėkla turi apimtis, jau mes kalbėjom šiandien. Jūs galėtumėte šitam kalnui pasakyti, pasistumk iš čia į tenai. Ir jis persistumtų. Taip, taip, ir jums nieko nebūtų neįmanoma. Kalnas, čia problema turim omeny. Problema, su kuria susiduri ir pasakęs Dievui, susiderinęs su Dievu. Eini jo galybės jėga, nes pasitiki jom. Todėl, kai jis tau padėjo, jis pravedė tave. Todėl, kad tu turi bendravimą su jomis, sako, daryk taip arba nedaryk taip. Ir tada nieko nėra neįmanoma. Beinant jiems kartu į Galilėją, Ješua pasakė, jau greitai žmogaus sūnų atiduos į žmonių rankas, kurie nužudys jį, o trečią dieną jis prisikels. Tada jie labai nuliūdo. Ir vėl mes matome žmoniškumo faktorius, kuris buvo tada ir šiandien. Jie nereaguoja, kad jis prisikels ir bus išgelbėta daug žmonių. Kad jis bus per amžių su jais. Ir kad jis bus tas, kuris parves namo juos. Jie tik tai pamatė, kad nužudys šiandien jį, jie nebeturės tą, ką jie turi šiandien, ir labai nuliūdo. Kaip šiandien Mel Gibsonas ir visi kiti, krikščionybė, religija visokiausia prikalusi laiko jį, verkia, bučiuoja kojas, kaip apgailestauja ir netgi žudė vaikus, moteris ir visus judėjus, izraelitus, kaltindami, kad jie jį užmušė. Kodėl jie jį užmušė? Ir nieks nemato ir nieks nebeprisimena. Ačiū Dievui, kad yra žmonių žemėje grupė, kurie dėkoja, kad jis mirė už mus. Kad jis numirė už mus, kad jis gyvas šiandien ir mes kartu su juom. Amen, aleluja. Jiems atėjus į Kafarnaumą, prie Kefo, priėjo žmonės, kurie rinko pusę šekelio mokestį ir paklausė, ar tavo mokytojas moka šventyklos mokestį? Jis atsakė, žinoma, kad moka. Jam parėjus namo, Ješua pirmas jį prakalbino, nes jis žinojo apie viską. Jis žinojo, kad Kefui iškilo klausimas, nors jis pasakė, kad moka, bet ar jis moka, jis nežinojo. Bet pasakė užtardamas savo viešpatį, kad moka. Abejonė ir susiskaldimas, diskonfūzas Petre arba Kefoje buvo žinomas Ješuoj. Jis prakalbino, Šimonai, kaip tu manai, iš ko žemės karaliai renka mokesčius ir muitą? Iš savo vaikų ar iš kitų žmonių? Kefa atsakė, iš kitų. Tada Ješua pasakė, sūnūs laisvi nuo to, bet kad nesuteiktume jiems progos supykti, nueik prie ežero, užmesk meškerę ir paimk pirmą užkibusią žuvį. Ja pražiodinės rasi šekelį, paimk jį ir atiduok jiems už mane ir už save. Suprask, čia daug apie ką pasakoja. Ješua nerinko dešimtinės ir aukų. Kodėl? Todėl, kad jis negalėjo. Tai galėjo daryti tik Aarono sūnus. Jis turėjo mokėti šventyklos mokestį, kaip ir visi. Ir tai darė. Todėl, kai žmonės sako, jis panaikino įstatymą, ne, jis išpildė įstatymą. Ir šiandien, kai mes suprantam, kad mes neišpildysim ir mums nereikia bepildyti Mozės įstatymo, mes pasitikim, kad jis užpildė už mus jį. Ir šiandien jis suteikia mums galimybę, pasitikint juo, gyventi kaip išpildžiusiems įstatymą.
Ir taip, jiems bekalbant apie tos dalykus, prieina prie šios mokiniai ir paklausė, kas dangaus karalystė yra pats didžiausias. Pasišaukęs pas save vaikutį, Ješua pastatė jį tarp jų ir tarė, išgirskite, ką sakau jums aš. Jeigu netapsite kaip maži vaikai, net neįeisite dangaus karalystę. Labai taip pat svarbus žodžiai, kurie gali beskaitant taip ir prabėgti per tavo mintis ir niekur neprivesti tavęs. Bet kai tu įsiskaitai ir klausi, kai tu prašai paaiškinimų, šventoji dvasia pradeda tave mokyti. Jis sako, pasižiūrėk, jeigu tave šiandien paklaustų to, kas didžiausias, ką tu pasišauktum kaip pavyzdį? Ką tu pasišauktum, pažiūrėjęs iš šios kartos vaikus? Nes apie vaiką toliau pasakyta, jis pasišaukė ne bet kokį vaiką, o kuklų vaiką. Kuklus vaikas, jūs supraskite, tai ne tas, kuris bijo akių pakelti, toksai nepilnavertis, gal daugelis įsivaizduoja. Kuklus tai tas, kuris be Dievo tvarkos, be tėvo nieko nedaro. Jis neima sniego žiemą ir nekiša savo į burną, nepaklausęs, tėti, mama, ar galima. Šiandien vaikai jau nebe vaikai, maži, jie nagli, jie reikalaujantis, jie jau nebe tokie kaip tada. Todėl šiandieną, aš jums sakau, mes esame tie vaikai šiandien, kuriems duodamas šansas, mes tie vaikai, bet tik tiek, kiek mes matom, kad mes grubus, nagli, egoistai, savanaudžiai, nenorim pripažinti jokios Dievo tvarkos. Jisai, kai pasišaukė pas save vaikutį, jis pasižiūrėjo ir jis atrado vaikutį. Ir jis pasišaukė tą vaikutį. Pastatė tarp jų ir tarė, išgirskit, ką aš jums sakau. Jeigu nepasikeisite, o mes nepasikeisime, jeigu tik tai Dievo žodis mūsų nepalies ir nepraves, tai yra nepadarys mūsų tokiais vaikais. Jeigu mes nebūsim tokie vaikai, mes neįeisime dangaus karalystę. Aš dėkoju Dievui, kai norėdamas trenkti už grubumą žmogui, nusiraminu ir nutyliu. Ir einu pas savo viešpatį, sakau, viešpatį, padėk man. Šlikštybė mane atakuoja ir neteisingai daro. Aš visą laiką dėkoju šiandien, kai atrandu vaikų čia požemį, kuris visą laiką klausia ir niekada negalvoju, kad aš esu tas, kas viską žinau. Netgi sakydamas kažką, jūs girdite, ką aš sakau, kaip žinodamas, bet tai jau yra praeitas procesas, kuris ne mano Dievo. Ir čia taip pat kuklus vaikutis, jeigu jam sakys, ateik senis kažkoks tai iškrypėlis arba kažkokia tai mrakabėse vaikščiojantį, žinai, ateik pas mane, ateik, jis neis, nes jam pasakė, neik. Jį nesužavės jokie sidabrai, auksai ir kažkokie tai dalykai, jis neis. Nes jį Dievas pravedė per išmėginimą, kuriame jis įsitvirtino. Todėl didžiausias dangaus karalystė yra tas, kas tampa kuklus kaip šis vaikelis. Aš jums pasakiau, kas yra kuklus. Pasiliekantis Dievo tvarkoje, kuris pripažįsta savį iškilusi grubumą, niekšiškumą. Yra laikas pas vaikų, kurie kuklus. Bet taigi nereiškia, kad jie kuklus. Paprasčiausiai dar prigimtis nepasirodė, neiškišo nagų. Kiekvienas, kas dėl mano vardo džiaugsmingai priima, nors vieną tokį vaikelį mane priima. Jis kalba apie savųjų susirinkimą, kuriame viešpatauja Dievo žodis, kuriame žmonės daromi kukliais vaikeliais. Jis moko priimti tokius su džiaugsmu. Nes tu priimi ne tą žmogų, priimi patį viešpatį, kuris padarė tokių mano brolių ir seserį. Kuris kalba apie tai, kaip padarė. Jie nugalėjo Mesijos gyvybę ir liudijimo žodžių, kurie kalba apie tai, ką Dievas daro jų gyvenime. O kas sugundytų tokį mažutėlį, kuris pasitikė manimi, jam būtų geriau, kad ant jo kaklo pakabintų girnas ir paskandintų atviroje jūroje. Jau seniai religija sugundė daugybę Dievo vaikų. Daugybė Dievo vaikų.
Kam pasitikėti, kam paklusti? Jisgi papačka, viską atleis, daryk, ką nori. Kam pasitikėti? Tu pats gali. 5 sveika Marija ir viskas tau atleidžiama. Žvakutė uždeg, sekmadienį tarnavimą, viskas. Ko moko jie? Pasirodyti, prisisiūk drabužių kiekvienam atvejui. Kad tik nieks neižvelgtų tavo šlykštybės, kuri gyvena dėl savęs ir savo. Todėl ir aš šiandien ir jums sakau, atpažįsta Dievo darbą savo brolyje, seserėje, žmoguje. Pasitikite Dievu žmogaus gyvenime, atsargiai siūlykite jam kažką tai. Netgi tai, kad tavyje Dievas subrandino, atsargiai siūlyk jam tai, nes galbūt Dievas kitaip jį nori pakeisti, o tu tik gundysi jį, versdamas jį gyventi kaip tu. Dievui nereikia, kad jūs padėtumėt, Dievui reikia, kad jūs paklustumėt. Vargas šiam pasauliui dėl pagundimų, nes jie neišvengiamai bus ir mes žinom. Šiandienos telefonas rytoj jau bus pagundimas, nes jis nori vis naujesnė. Viskas tik naujėja, modeliai naujėja. Kam? Tas dar veikia, viskas tvarkoja, žmonės jau nori kitokio, kad pasirodė. Pagundimai, žiūrėkit, kas darosi. Jau nebesuprasi, tu kalbi su vyru ar su moterim. Seksas antiek ir iškrypimai išplito, kad vaikai jau viską geriau žino, negu mes žinom kažkada tai. Jie neišvengiami pasakyta, jie daleisti net aš išvelgiu tame. Nes per tai Dievas ir atskiria savuosius. Tik sako, vargas žmogui, kuris šios pagundimus suteikia. Vargas žmogui, atsakomybė duos žmogus, kodėl jisai gundė kitą gyventi be Dievo arba kišo jam savo paties suformuotą supratimą apie Dievą. Todėl jei tavo ranka ar koja tampa tau pagundimu, nukirsk ją ir išmes. Čia nekalba tiesiogiai apie koją ranką. Jeigu tavo veiksmas arba žingsnis tave verčia nusidėti, atsižadėk to. Pripažink tai. Nukirsk ją. Kaip nukirsti? Kaip atsižadėti? Be Dievo neįmanoma. Išmes tai. Geriau tu sužalotas ar raišas įeisi į amžiną gyvenimą, nei išsaugojęs abi rankas ir kojas būsi įmestas į negendančią ugnį. Tai yra, jeigu toliau leisi gyventi kaip tu nori, įsitvirtinęs ir įsitikinęs su abiem rankom, su abiem kojom, nes su viena koja žmogus yra ribotas, su viena akim žmogus yra ribotas. Ir jei tavo akis, tau pagundimas, išlupk ją ir išmes šalin, geriau tau su viena akimi įsigyti amžiną gyvenimą. Nes kai žmogus ribotas, jisai priklausomas nuo Dievo. Jis ieško ir nori pažinti tą, kas padės jam. Jis įeis į amžiną gyvenimą. Negu kad matydamas viską, įsitvirtinęs savyje, tu būsi įmestas į pragaro ugnį, pasakyta. Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte tokių mažutėlių. Čia kalbam Dievo tautai, kad atsargiai elgtumėtės su žmonėmis, kurie pasitikė Dievu, kurie nepasitikė žmonėmis religijomis, postulatais, dogmomis, kurie nesureikšmina žmonių ir nebijo, mes aukščiau skaitėme žmonėms sakyti, kaip sakė Jonas Erodui. Tiesiai sakė, gyveni su savo brolio žmona, pažeidė įstatymą. Žiūrėkit, kad nepaniekintumėte tokių žmonių. Kodėl sakau? Todėl, kada žmogus turi santykius su Dievu, prašo Dievo pagalbos, nori išgyventi tą jo pagalbą, o aplinkiniai mato tai, kaip jis krenta ir keliasi. Jis nesako, daryk taip ar taip, jisai laukia, kol mane viešpats išgydys, laukia, kol mane viešpats išlaisvins. Ne, tu čia gėdos nedaryk, apsirenk drabužius ir apsimes, kad geras esi. Ne, aš taip nedarysiu. Ir tada tokius pradeda stumdyti, versti, manipuliuoti, iš karto seminarai, kas yra tai, kokių tik nėra konferencijų. Ir taip primurkdo tas mažutėlis, pripudrina, prifarširuoja, kaip tas antis, žinai, naujametinės. Jis sako mums, žiūrėkite, nepaniekinkite tų, kurie ieško Dievo išgelbėjimo. Gyvojo Dievo išgelbėjimo. Nesakau jums, jų angelai danguje visada regi mano dangiškojo tėvo
veidą.